Aš turiu milijono vertą idėją. Kompanija, kuri planuoja padaryti tai, ko Lietuva dar nelama, SolarWind. Tiksliau būtų sakyti ne aš, o mes. Ne, tai nebuvo tik sapnas. Aš iš tikrųjų turiu milijoną vertės idėją. Tiksliau būtų sakyti ne aš, o mes. SolarWind. Mokiniai bandantis kurti verslą. Ir ne, tai nėra nei dropshippingas, nei iMangazi promautinamos agentūros verslas. Šį kartą mes pasirinkome visai ką kitą. Kodėl vadinamės SolarWind, sidabrinis vėjas? O kodėl didžiausia finansinė įmonė BlackRockas vadinasi juodas akmuo? Vienaip ar kitaip, esame kompanija, kuri planuoja padaryti tai, ko Lietuva dar nėra mačiusi. Arba bent jau mums nepavyko to rasti internete. Jei atvirai, gal mūsų idėja neverta milijono. Gal neverta ir 100 000. Tačiau jinai tikrai daugiau verta, tai išmokos pandelį už 50 centų. Per ateinančias kelias savaites mes planuojame šią idėją įgyvendinti ir tuomet pristatyti jums. O tada ir nuspręsite, kiek iš tikrųjų ši idėja verta. Jei jums įdomu, kas tai per idėja, galite mums savo spėjimus rašyti Instagrame. O šiaip va. Jei jums įdomu, kas tai per idėja, savo spėjimus mums galite rašyti Instagrame, kurį matote čia, kažkur. Ir su tais, kuriems pavyks atspėti, susitieksime ir galbūt įteiksime mažytę dovanėlę. Iki. Ne parduotuvė, o atsisveikinimas. Gavau.